Bet iš tikrųjų, tų prioritetų buvo prirašyta begalės. Mes bandėm įsigryninti pačius tokius svarbiausius, kertinius, nes, kiekviena grupė dirbam atskirai ir išgeneravom, nežinau, kiekviena gal po kokius 10 prioritetų. Ir juos susisteminam, sutraukiam, kur buvo pasikartojo, tai iš vis pašalinam ir būtent gausiu šią strategiją. Kas patrauktų jaunimą į politiką? Sakote, būsite politiškai aktyvūs, dalyvausite partijų veikloje, arba taip turėtų būti ir ko gero taip turėtų būti, ne ko gero tikrai taip turėtų būti, nes nėra tiesiog kito būdo, kaip vienaip ar kitaip, ar kaip aktyviam rinkėjui, ar kaip politinės partijos, sakykime, nariui dalyvauti savo šalies gyvenime ir savo vietos bendruomenės gyvenime, bet kas patrauktų jaunimą į politiką? Aš norėčiau pasitikslinti, kas patrauktų ar kas patraukia konkrečiai mus. Jeigu jūs jau patraukė, tada pasakykit, kas jūs patraukė ir kas patrauktų daugiau jaunimo į politiką. Tai kas mus patraukė, tai man atrodo nesuklysiu sakydama, jog mes patys kalbėjom, kad Lietuva yra mūsų namai ir mes turime dirbti dėl jos. Dėl jos daugiausia padaryti mes galime nesėdėdami ir sodindami bulvę savo darže, nors tai iš tikrųjų labai gera veikla. Bet būtent sėdėdami čia, aplinkui šitą stalą, kur yra priimami iš tiesų svarbus ir reikšmingi sprendimai. Tai manau, dėl to tai patraukia mus, nes mes nepaliksim Lietuvos, mes norim ją padaryti tokią, kokią mes ją matom po 20 metų. Kas galėtų patraukti jaunimą, tai tarkim, pradedant dėl, mes kalbėjom, kokie esame mes ir kodėl mus tai traukia. Mus tai traukia dėl to, kad, mes esame surinkti gabiausi, protingiausi ir visokie kitokiausi, kaip čia mums visą savaitę visi įtikinėjo. Tai jeigu gabiausi nori pakeisti, gal nepakeisti, bet pagerinti valstybę, pagerinti jo situaciją, vadinasi, kuo daugiau tų geriausių, gabiausių, labiausiai išsilavinusių ir pilietiškai mąstančių bus, tai tuo daugiau tokių žmonių atsiras. Vadinasi, mes vėl grįžtame prie to vieno kertinių akmenų švietimo. Ir jeigu mes ugdysime pilietiškai sąmoningus piliečius, tai jie norės eiti į politiką ir jie nemanys, kad tai yra pats purviniausias dalykas pasaulyje. Aš dar norėčiau pridurti, kad manau vienas iš pagrindinių faktorių būtų, kas būtent jaunimo patrauktų į politiką, tai būtent, kad jaunimas žinotų, kad jų idėjos bus ten išklausytos. Nes iš tikrųjų dabar, kaip matome situaciją ir iš tikrųjų girdėjome iš tam tikrų politikų, kad jaunimo apskritai ten nėra ką veikti. Taip kai kurie mus bando įtikinti ir iš tikrųjų pabendrausiu iš tikrųjų būtent su jaunesniais darbuotojais, iš tikrųjų, iš dalies gal ir net sutikčiau. Bet būtent jeigu politikai parodytų, kad yra išklausoma visų idėjas, kad nėra tikslas vien tik tai kažką tai kritikuoti, rodyti save ir priimti, jeigu tai yra gera idėja, nesvarbu, kad galbūt iš kitos partijos, bet jeigu tu ją sugebi priimti, tai aš manau, tai būtų visai kas kita. Atsiprašau, taip pat norėčiau dar žmonės nuteikti optimistiškai, pasakydamas, kad jauni ir nepriklausomi ateina. Ir iš tikrųjų gebėjimas plaukti prieš srovę suteiks mums galimybę nebijoti politikos. Aš norėjau paklausti dėl intelektinės nuosavybės saugojimo. Ar jūs grįžę namo, jeigu turite ten kažkokių programų nelegalių ar muzikos, jūs jas išsitrinsite iš kompiuterio, ar kaip jūs sieksite to? Gal tiesiog nebūtina tokių drastiškų priemonių imtis. Ne, jeigu dabar taip rimtai kalbant, tai reikia galvoti apie sistemą, būtent ne tai, kad mes ten klausomės muzikos, kuri yra nelegali, ar žiūrim filmą, kuris yra nelegalus. Mums reiktų žiūrėti, kaip būtent tą autorių, jam suteikti paramą, tarsi būtų, kad ne už jo kūrybą, bet už pridėtinę vertę gal sukuriama visuomenį, nes mes dabar... Kiek pridėtinės vertės sukuria konkreti... Čia galima būtų diskutuoti ir būtų galima dar vieną būtent kūrybinį visuomenį įdėti popunktį, bet tiesiog visas tokia, ar produktyvus yra tas žmogus, kuris prikuria ten 100 dainų ir po to viena tampa hitas ir tarsi dabar, pavyzdžiui, Latgos mechanizmas, kaip jinai dirba, yra man visiškai neaiškus. Ir USB apmokestinimas tikrai yra labai blogas žingsnis, nes daugelis žmonių, pavyzdžiui, aš asmeniškai
šiuo momentu mano atmintinukė yra prezentacija, kuri yra mūsų produktas. Mes už tai nieko neprašom, o mes turėtume mokėti mokestį, kad mes tą prezentaciją atnešam čia, nors mes ją sukūrėm. Tai va, toks įdomus pastebėjimas. Dabar dar klausimų. Dar aš turiu tiesiog patikslinimų, jau kapstykimės iki galo, bet Gerai. turime, žinot, jau bet kuriuo klausimu yra sunku sutarti, tai klausimu, kas yra menas, sutarti yra turbūt iš principo neįmanoma. Tai kaip Jūs galvojate, kurie tada yra jau tie menininkai ar žmonės, kurie būtų verti to, kad kiti mokesčių mokėtojai užtikrintų jiem kažkokias orės gyvenimo sąlygas, pagal ką Jūs atrinktumėt, kuris žmogus yra menas, o kuris žmogus yra tiesiog gamyba? Pagal kokį principą, tai iš ties reikėtų gal sėsti menininkam, valdžios institucijom ir tartis būtent, nes iš tikrųjų dabar menininkų yra begalės. Ar tai yra geras rodiklis? Nesakau, jų turi būti viską, bet tai kūrybiškumas nesutinku. Ne, tai kūrybiškumas yra ir gerų idėjų generavimas. Ir gerų idėjų generavimas yra kūrybiškumas ir jeigu būtent pagal kūrybiškumą imtume, ar tai yra menininkas ar ne, tai tiesiog gal tada idėjų generatorius būtų menininkas, bet iš tikrųjų taip nėra. O būtent menininko savoka yra dabar pas mus labai plati. Ja reikėtų siaurinti. Būtent, ta prasme, gal netgi reikėtų skirstyti, pavyzdžiui, yra pasiūlymas, imam tokį pavyzdį. Išskiriam vizualinių menų kūrėją, kas būtų būtent muzika, filmai ir visa kita, kas dabar yra pas mus nelegalu kompiuterius. Ir pilnai tikiu, kad tai yra ir pas mane kompiuteriai, ir pas jūs kompiuteriuose. Nesam šventi šiuo klausimu. Gal bet galėtų kultūros ministerijos dalyviai pakomentuoti? Aš ne iš kultūros ministerijos, bet labai trumpą atsakymą noriu pateikti. Kai pirksiu, ištrinsiu piratinę visą produkciją iš savo kompiuterio. Kai pirksiu originalią produkciją, tada tikrai kompiuterio piratinių produktų neturėsiu. Gal dar menkas pastebėjimas, tai yra, kada produkcija bus reali rinkos vertė, bet būtent jeigu imant programinę įrangą, kada man nereikės už kompiuterinę operacinę sistemą mokėti ten kelių šimtų litų, kada aš tai galėsiu įsigyti būtent basic dalyką, pagrindinį dalyką galėsiu įsigyti už labai pigius dalykus, pigią kainą, tada gal ir prasidės viskas, o, pavyzdžiui, komponentai gali būti brangesni, visokios programos. O operacinė sistema, nes irgi tai yra nelegalu. Tai toks bendras pastebėjimas, dabar gal šito klausimu būtų galima ir diskusiją išvystyti plačiau, bet tiesiog, man atrodo, yra laiko ribos. Tai ar dar būtų klausimų, jeigu ne, tai iš manęs būtų vienas klausimas. Tiesiog dabar mes pristatėm jaunimų šitą visą gairės, tą visą viziją. Matau jaunimo atstovų iš Lietuvos mokinių parlamento ir Lietuvos mokinių sąjungos. Gal trumpą komentarą, ar čia mažu mes paskridom viskį jūsų nuomonę, ar nelabai? Aš kaip tik norėjau pasakyti, šalamės, čia nežinau, ar yra parlamento atstovų, kaip tik man patiko mintis apie švietimą, meną ir panašiai, norėjau padėti savo kolegom moksleiviam išsisukti iš tokių suktų klausimų apie tai, kas yra menininkai ir kokius mes juos remsim, pasakydama, kad tai kaip mes atrenkam menininkus, kuriems skiriam visokiausias nacionalinės premijas, pagal kokius nuopelnus, pagal tokius pačius būtų galima jiems galbūt skirti tą tokį finansavimą, nors čia tikrai nėra mano mintis, aš tiesiog bandau jums padėti. O šiaip tai man labai patiko jūsų pastebėjimai, aš manau, kad tikrai pasakėt viską, ką galvotų moksleiviai, ko norėtų. Ypač man, irgi kaip moksleiviai aktualiausia yra norai pakeisti ir švietimo, kaip ir tą, pagerinti švietimą, kaip jūs sakot, kad visi Lietuvos moksleiviai galėtų būti daugiau mažiau tokie aktyvūs, pilietiški kaip ir jūs, ir kad visi Lietuvos moksleiviai norėtų dirbti Lietuvai. Nes iš tiesų sėdi ir klausai, kokios gražios jūsų mintis ir kaip norėtųsi, kad visi taip galvotų, kad visi moksleiviai nebijotų, būtų pilietiški ir prisidėtų bendruomenės veiklo, pavyzdžiui, kad ir to pačio škvalo ten atvejais, kad būtų suvokimas, kad čia yra mano bendruomenė ir aš turiu padėti savo kaimynui, jeigu jam nunešė stogą ar kas nors tokio. Ir tai labai gražus jūsų pastebėjimai ir labai smagu klausytis. Tikiuosi, kad prie to prisidėjo ir šitą savaitę vyriausybei. Tai tiek. Tai man belieka tik pritarti kolegijai, beje, aš iš Lietuvos mokinių parlamento. Jinai puikiai viską pasakė ir aš tiesiog dar vieną tokį pastebėjimą, kad
Ne viena iš jūsų pristatytų idėjų buvo diskutuojama parlamento viduje ir tikrai džiugu, kad mūsų komanda nėra tie 95 parlamento nariai, o ta komanda yra daug didesnė ir džiugu su jumis susipažinti ir tikiuosi, kad ateityje daugiau bendrausime ir sveikinu jūs, nes jūsų idėjos yra puikios ir turi didelę perspektyvą. Ačiū. Vieną žodelį, labai trumpai, aš naudodamas į progą mūsų visų 30 vardų, norėčiau padėkoti tiems žmonėms, kurie padėjo mums suvokti, kas yra vizija 2030 ir padėjo mums tas kelias valandas suformuluoti tuos siekius, kurie mums atrodė svarbiausi. Ir iš tiesų, drįsiu palyginti, kaip geroji krikštamotė stovėjo už nugaros ir saugojo mūsų ramų ir taikų darbą. Tai ačiū Jums visiems labai. Dėkoju moksleiviams už šaunų pristatymą. Dabar norėčiau dar padėkoti už pagalbą organizuojant projektą Lietuvos moksleivių sąjungai Mildai Gardauskaitei ir įteikti vyriausybės kanclerio padėką. Taip pat Lietuvos mokinių parlamentui Simonas Stankui. Ir Nacionaliniai moksleivių akademijai Linai Danieniai. Taip pat už pagalbą rūpinantis projekto dalyviais norėjome padėkoti UAB Chili Holdings už maitinimą. Tai Kristina Vasiliauskaitė. Ar skanios picos buvo? Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija už apgyvendinimą. Ar turime atstovą? Perduosim. Ir Lietuvos draudimui už dalyvių draudimą. Ar turime iš Lietuvos draudimo atstovą? Išsiųsime paštu. Dėkoju. Taip pat norėjome padėkoti ir praeito projekto dalyviai ir šio projekto atrankos komisijos pirmininkiai Orintai Movsesian, kuri padėjo šį projektą organizuoti ir tikimės, kad šio projekto šių metų kartos dalyviai taip pat prisidės prie sekančių metų projektų organizavimo. Tai ačiū Orintai. Tai ačiū visiems. Dabar transliaciją baigiame ir tiesiog pakviesiu pasilikti bent 15 minučių padiskutuoti apie tai, kas buvo gerai ir kas buvo negerai su projektu. Taip pat kviečiu pasilikti ir svečius, jeigu būtų įdomu, jeigu turite kitų darbų, tai labai dėkoju, kad atvykote ir praleidote šią popietę su mumis. Ačiū.